Desertas, kaip ir patys geriausi gyvenime dalykai, yra spontaniški. Visi slepia, tarp kitko visi slepia. Tai mes jau seniai išsirinkom desertų, seniai pagamėm, mes tiesiog norėjom išlaikyti tą tokią paslaptą, tą intrigą, nes aš žinau, kad jis nesakys ir pats nenorėjau sakyti. Ne, kiekvieną kartą aš tai manau šitam reikalė reikia iki galo išlaukti ir galbūt netyčia paskutinį kartą, paskutinę minutę atsiras vynas, kurį tu norėsi rinktis ir ką tada bus netiesa, tai aš tiesiog su vynu visą laiką žaidžiu iki pat pabaigos. Iš tikrųjų tai labai gailiuosi. Buvau desertą padaręs, jau viskas buvo tvarkoj, bet... O kas patrukdė nepaslaptis? Lengvos atostogos iš dešinės pusės. Tai buvo kasdien. Malonu, labai įdomus užsiėmimas. Tiesiog įdomu. Kaip jaučiatės ruošiantis? Normaliai. Nebaisu? Yra biškė. Tikiuosi geriausio, aš manau, kad tikrai labai pasistengė ir suderinom ir viskas turėtų labai tikti. Tu valgai desertą, jis atrodo paprastas. Ir kai tu paragauni vyną, tada ir įvyksta tas stebuklas, kad tikrai reikia vyno, reikia derinį. Tai laimėtojui būtent reikia sukurti įtampą, intrigą, kad kažko trūksta ir tas kažkas yra taurėje ir iš karto išsisprendžia problemą. O šį kartą iš tikrųjų pasiruošėm, važiuoju specialiai į Portugaliją su to tikslu, kad susirasti būtent vyno ir desertų derinimui vyną. Pradėjau mąstyti, kas iš tikrųjų yra desertas. Ta prasme, ar būtinai turi būti saldumynas, arba yra kažką sudėtingesnio. Bet labai įdomu, labai kūrybingi žmonės, labai įdomus desertai. Nes meteoritas viskam davė pradžią. Obuolio meteoritas. Pagrinde viskas, aišku, iš vidinių įkvėpimų. Taip, iš vidinių įkvėpimų, o vidinis įkvėpimas, tai aišku, jis ateina iš visos gyvenimo patirties. Tai ir skaitėme, aišku, ir žiūrėjome, ir domėjomės, bet viskas vis tiek gimsta dažniausiai. Gimsta galvoj, o tada tu jau surandi paaiškinimą. Labai išaugo čempionatas, kas mums ir svarbiausias tikslas yra. Daug dalyvių ir tos pačios komandos grįžta, netgi nugalėtojai dar kartą ateina. Tai reiškia, kad tiesiog juos desertai ir vynas veža, neša, jie nori kurti. Ir kas aišku buvo įspūdingiausia, buvo labai išradingų desertų. Laimėtojas buvo iš karto aiškus ir antra vieta, jie ten truputį pretendavo dar kas laimės, bet visumoje labai ryškus lyderiai, nors, kaip sakiau, tarp 3-6 vietos yra labai daug pretendentų.